Gaminame kiaulienos kepsnius su kukurūzų koše. Kiaulienos nugarinę supjaustykite maždaug 230 gramų kepsniais. Apliekite juos trupučiu aliejaus, pabarstykite druskos ir pipirų. Svogūnus nulupkite ir supjaustykite mažais kubeliais ir apkepkite juos svieste su trupučiu aliejaus, kad nesudegtų. Keptus svogūnus supilkite į sausas kukurūzų kruopas ir išmaišykite. Tada užpilkite jas vandeniu. Vandens turi būti 2 kartus daugiau nei kruopų. Į kruopas įberkite druskos ir virkite vidutinėje kaitroje, nuolat maišydami apie 30 minučių. Kai kruopos išbrinks ir suminkštės, supilkite grietinėlę, gerai išmaišykite ir dar pakaitinkite apie 5 minutes. Kruopas nuimkite nuo ugnies ir laikykite šiltai. Iškepkite nugarinės kepsnius, apskrudinkite juos iš abiejų pusių. Kiauliena bus iškepusi tada, kai įbedus peiliu į mėsą bėgs šviesios spalvos skaidrios sultys. Sviestą ištirpinkite, palikite trumpam nusistovėti ir nupilkite, kad ant puodo dugno liktų baltos nuosėdos. Į lydytą sviestą įspauskite citrinų sulčių, pagardinkite druska ir sudėkite smulkintus krapus bei tarkuotus česnakus. Viską pašildykite ir sutrinkite elektriniu trintuvu. Nugarinės kepsnius patiekite su kukurūzų koše ir citrininiu sviesto padažu bei mėgstamomis šviežiomis salotomis. Skanaus!